Savo gyvenime, ko gero, mes visi esame kažką panašaus piešę mokymų, seminarų ar susitikimų metu savo užrašų knygelėse. Bet tai nėra neurografinė linija. Tai sinusoidė. Tolygi periodinė kreivė su aiškiu pasikartojančiu ciklu. Sinusoidė tai yra, kai mes kiekvieną kartą elgiamės vienodai. Pavyzdžiui, mes kiekvieną rytą keliamės panašiu laiku, einame į darbą ar važiuojame tuo pačiu keliu. Dienos bėgyje darome tam tikrus pasikartojančius veiksmus ir taip toliau. Taigi, kas yra neurografinė linija? Neurografinė, išlaisvinanti arba Piskariovo linija yra svarbiausias išlaisvinančio piešimo veiksnys, tai minties pavaizdavimas ant popieriaus lapo. Tokiu būdu galime matyti, kaip vystosi mūsų mąstymas ir vaizduotė. Išlaisvinanti linija yra ypatinga, nes suaktyvina neišnaudotą smegenų galią. Išlaisvinanti linija turi du pagrindinius ypatumus. Kiekvienoje judesio atkarpoje ji yra skirtinga ir antras ypatumas – mes vedame liniją ten, kur nesitikime ją pamatyti. Ką tai reiškia? Išlaisvinanti linija kiekvienoje judesio atkarpoje yra skirtinga. Kiekvieną kartą, kiekvieno judesio jų elgiasi kitaip, naujai, taip, kaip dar niekada iki tol nesielgė. Ji tarsi sako, mąstau, bet kitaip. Ir tuomet mūsų mąstymas tampa svarbus ir reikšmingas. Tokiu būdu kuriame naujus neuronų tinklus, nukreipdami savo smegenis į reikšmingą mąstymą ir nenukreipdami į įprastas mintis. Kuo daugiau skirtingų linijų, tuo įvairiau mūsų smegenys dirbs pasirinktą kryptimi. Linijų kiekis lemia rezultato kokybę. Tai viena iš pagrindinių išlaisvinančio piešimo taisyklių. Jūs paklausite, kodėl? Todėl, kad piešiant linijas vyksta neuronų tinklų jungimasis ir aktyvinimas. Kuo daugiau linijų, tuo daugiau tinklų suaktyvinama. Piešiant išlaisvinančią liniją nuolat keičiame rankos judesio kryptį. Kiekviename linijos ruože kinta jos virpesių dažnis, judesio amplitudė ar netikėtai atsiranda posūkis. Kuo posūkiai netikėtesni, tuo stipriau sutelkiama psichinė galia. Antrasis linijos ypatumas. Mes vedame liniją ten, kur nesitikime ją pamatyti. Kai mes jaučiame, kad žymeklis nori judėti kuria nors kryptimi, turime jį vesti kita kryptimi. Nesvarbu kuria. Svarbiausia ne ta, kuria norisi, kuria veda įprastas mąstymas. Juk paprastai žmogus siekia eiti būtent ten, kur takas jau pramintas. O tai reiškia, kad pasiduodami savo nuojautos troškimui, kartosime tas pačias klaidas. Todėl išlaisvinančiai linijai reikia ypatingo dėmesio. Tačiau reikia pasakyti, kad ją piešti nėra taip lengva, nes kai patenkame į nežinomą sritį ir einame ten, kur nesitikime savęs pamatyti, natūraliai jaučiame tam tikrą pasipriešinimą. Mes tarsi sužadiname savo sąmonę, atrandame naujus vidinius išteklius ir iš esmės pradedame spręsti tam tikrus gyvenimo uždavinius. Smegenų būvio kaitą galime pavaizduoti išlaisvinančią liniją, juk kalbame ne apie paprastą liniją, o apie mokslą. Neurografikos pagrindiniai elementai atspindi tas būsenas, į kurias įeina smegenys, veikdamos skirtingais dažniais, naudodamos alfa, beta, gamma, teta ar delta bangas. Jei piešime šias būsenas, mes derinamės prie tam tikro smegenų bangų dažnio. O tai reiškia, kad galime suderinti savo smegenų su reikiamu ritmu ir tokiu būdu spręsti savo užduotis. Įdomus reiškinys yra tai, kad tą pačią užduotį galime perleisti per kelias būsenas. Tarkime, koks nors buitinės srities klausimas gyvena tam tikro dažnio alfa bangų būsenoje. Jei tą patį klausimą perleisime per kitus smegenų bangų dažnius, gausime naują sprendimų rinkinį, atsirandantį būtent dėl šių veiksmų. Ir jis gerokai skirsis nuo sprendimų, kurie gimsta įprastoje alfa dažnio būsenoje. Štai kodėl išlaisvinanti arba Piskariovo linija yra svarbiausias neurografikos elementas.
Dar vienas labai svarbus neurografikos piešimo veiksnys yra neurografinis raštas, arba kitaip vadinamas Piskariovo principas. Neurografinis raštas tai ypatingas linijų, figūrų ir objektų jungimo būdas, kuris pagristas kampų apvalinimu jų susikirtimo vietose. Šis būdas dar vadinamas sujungimu su apvalinimu. Pavyzdžiui, bet koks dviejų linijų susikirtimas mūsų piešinyje sukuria 4 kampus. Paprastai 2 aštrūs ir 2 bukesni. Ir mes privalome visus juos suapvalinti. Suapvalintą kampą pasąmonė tarsi užbaigia iki apskritimo. Tokiu būdu mes padarome susikirtimą saugiu, aštrumas ar konfliktas išnyksta. Taigi pirmosios dienos užduotis yra ant A4 formato lapo juodos spalvos žymekliais nupiešti įvairiomis kryptimis neurografinės linijas ir suapvalinti visus kampus jų susikirtimo vietose. Sėkmės jums atliekant šią užduotį ir pradedame savo iššūkį 21 dienos. Aš manau, kad mes visi jį sėkmingai praeisime ir lauksiu jūsų pasidalinimų, kaip jums sekėsi, gal kils kažkokių klausimų, parašykite, įdėkite savo pavyzdžius ir iki rytojaus.